Kai Irma Jurgelevičiūtė tekėjo pirmą ir antrą kartą, viskas buvo okei. Bet po trečių vestuvių su kaliniu ji dingo kaip į vandenį. O po kelių metų prisikėlė su pasakojimais apie mistišką ligą ir sunkę savo dalę bei, nepaisant visko, pilnas sales gerbėjų. Vis dėlto šis atgimimas nebuvo pakankamai viešas, mat Irmutė labai atidžiai rinkosi, kam pasakotis likimą. Spėjom, kad už pinigus. Tik ji įtarti negalėjo, jog nesurežisuotame scenarijuje staiga išnirs Super LT, kuri ją, ištekėjusią moterį, užtiks Seimo nario namuose. Patys matot, Irmutė, šlibenanti su šlepetėmis ir apsisiautusi rankšluostuku, išeina iš parlamentaro Andriaus Šedžiaus namų. Kaip jūs gyvenat? Gerai, kas čia yra? Čia laida Super LT. Galim pasišnekėti? Ne, negalim. O sakykit, ką veikia čia pas Šedžių? Kaip tai ką veikiau? Kaip jums atrodo, ką veikia žmogus? Namuose. Pala, ir jūs dar mūsų klausėte ką? Kai pati būdama ištekėjusi moteris, vos nesu nuogu užpakaliuku išlendate iš Seimo nario namų. Dabar žiūrėk, ką pasakysiu. Labai aiškiai. Dar kartais tai pasigausit arba tėvelius nufilmuosit. Viską, ką girdim, skamba kaip grasinimas. Keista, juk Irmos tėvų Super LT negainiojo, o pačios irgi su ginklu neužpuolė. Tik viešoje vietoje gatvėje pakalbino. Bet Irmai turbūt galioja savi įstatymai. Pastebėjusi operatorių, ji puola į ataką. Prašau, nefilmuoti. Atavai, sakau. Aišku, neklausiu. Isterija verta Oskaro. Tik jeigu nėra ko slėpti, kodėl Irma ramiu veidu negalite pakomentuoti, ką Seimo nario namuose veikite. Nereikia būti psichologu, Sherlocku Holmesu, kad suprastum, jog puolimas geriausia taktika, kai bandai kažką nuslėpti, pavyzdžiui, romanas su kitu vyru. Beje, ne šiaip su bet kuo, o su tautos išrinktuoju Seimo nariu. Visiškai sutrikę, puolėme aiškintis, ką apie tai mano pats Šedžius. Jūs galėjot užtikti ir galbūt kokią nors pasaulinio lygio žvaigždę. Šiaip tai yra mano asmeninis būstas, tai nėra Seimo viešbutis ir aš galiu leisti gyventi kam tik noriu. Kad Šedžiaus širdis auksinė, o jo namai atviri kaip Švento Petro bazilika, ne kartą teko girdėti. Bet pamatyti taip apsirengusią, o gal greičiau išsirengusią moterį parlamentaro namuose, reikia pripažinti gan keistoką. Kuriems aš suteikiu galimybę apsistoti man priklausančiame būste, neduoda ataskaitų, kaip jie apsirengę vaikšto, ar jie ten vaikšto nogi, ar jie vaikšto, reiškia, kažkaip kitaip, išsipuošę, manęs tai visiškai nedomina. Pikti liežuviai plaka, jog dėl finansinių problemų legendinės dinamikos dainininkė Seimo nario malone naudojasi. Kalbama, jog neturi moteris kur daugiau sostinėje už dyką apsistoti, kai reikia filmuotis dainų duetuose. Kandonešiai taip pat loja, kad tai nėra tik buitinė situacija. Sklando kalbos, jog Andrius ir Irma užmezgė itin slaptą romaną. Na, aš nežinau, ką jūs čia prisigalvojat ir kokius jūs čia, apie kokius jūs romanus kalbat ir su kuo tie romanai. Tačiau žmonės Šedžių jau kurį laiką ne tik Seimo milijonieriumi, bet ir svajonių jaunikiu tituluoja. Irma, nors ištekėjusi, patraukli moteris, o ir pats Seimo narys nenori įvardinti, kuris kuriam pasiūlė kelias naktis po vienu stogu per savaitę praleisti. Ji pati pasiprašė? Ko pati pasiprašė? Pas jūs apsistoti. Na, aš jau minėjau, kad aš neprivalau komentuoti, ar jin pati pasiprašė, ar nepasiprašė, ar aš savo iniciatyvą priėmiau kažkokį sprendimą, tai yra mano asmeninis reikalas. Ne veltui Andrius Šedžius politikas. Patys matot, kad diplomatiškai moka iš sudėtingiausios situacijos išsisukti, bet viską išduoda pati Irma. Ji žurnalistui ir operatoriui surengė tikrą šou be jokių tabų. Supranti ar ne? Aš kokioj policiją iškviesiu? Operatorius ne asilas, o žurnalistas ne kvailys. Tokie išpoliai tik leidžia spėti, jog Irma kažko labai bijo. Galbūt vyro, kuris pasodintas už žmogžudystę, o galbūt gerbėjų, kuriems patinka jos dainos. O ko jūs taip pykstat, Irma? Ar mes ką nors blogo darom jums?
Į civilizuotus prašymus pakomentuoti dviprasmišką situaciją Irma nereaguoja. Vietoj to pasipila grasinimai advokatais, teismais ir pažadais, jog tokie filmavimai baigsis blogai. Ar galim pašnekėti kaip žmonės? Tik pabandyk parodyti šitą laidą. Ir sakau, dar kartą jūs parodysit šitą laidą, arba dar kažką esat sukombinavę, prašau. Bet taip jūs, kad aš išeinu ir savo mašiną išėjau patraukti, taip negalima elgtis. Aš tik pabudau, išgėriau kavą ir atėjau mašiną patraukti, nes turi atvažiuoti kita mašina. Galima taip daryti, ne? Ne, nu aš galvoju, kada visą tai baigsis jau iš tikrųjų. Aš paskambinsiu, sėdžiu ir papasakosiu viską iš tikrųjų. Jeigu aš taip pradarau duris, išeinu, ne, normaliai atsikėlus, išeinu patraukti mašiną ir jūs taip užpalot, ką jūs čia darot, kaip tai ką darau, kaip tau atrodo, ką aš darau. Kaip tau atrodo, pasakyk. Nu, būnat? Būnu, miegu, taip. Žmogus, kuris nieko blogo nedaro, net užkluptas netikėtai, iš patirties, sakom, operatoriaus kameros nedrasko. Tad klausiam dar kartą, ką visą tai reiškia? Aš geriu kavą, čia gerai. Pasiim. Tai taip ir reikėjo sakyti, kad geriat kavą, kartais miegat Andriaus namuose, nes filmuojatės kito kanalo šou, bet romano jokio nėra. Ar reikia kažką pakomentuoti? Dilai džiaugiasi, kad tą kamerą išlaikė. Super LT dar netokias kaip tamstelį atlaikė. Todėl, jei reiktų dar kartą patikrinti, ką kalinio žmona Seimo nario namuose naktimis veikia, vėl drąsiai ir be jokių abejonių nufilmuotų ir nepatogių klausimų užduotų.